Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu savo tekstą Norite palaikyti Izraelį? Pirmiausia, pasmerkite jo vyriausybę. Tekstas rašytas iki žinios apie Al-Ahli ligoninės susprogdinimą. Epizodas numeris 1. Kai kurie žmonės sako, kad Gazos gyventojai en masse yra tokie ne visai civiliai, nes vienaip ar kitaip buvo rinkimai, jie išsirinko Hamas ir iki šiol nemažai jų jį palaiko. Taigi galima biškitos gyventojus traukti atsakomybėn už spalio 7-osios išpolį, taigi ir pažudyti kartu su Hamas teroristais. Jau nužudyta virš 1000 vaikų, apie 60% visų aukų Gazoje yra moterys ir vaikai. Richardas Savukynas šiandien, spalio 17-ąją, pateikė net tokią visai išsame apologetiką ir jau įvykdytoms žudynėms ir numatomam galimam genocidėliui. Nes taigi per antrąjį pasaulinį karą, kai reikėjo kovoti su naciais, žuvo ir civiliai. Bravo, žiurkėne. Bravo. Epizodas numeris 2. Izraelyje pastaruoju metu būna sudėtinga suformuoti vyriausybės. 2022-aisiais spėjo pasikeisti 3 ministrai pirmininkai. Bet Netanyahu ir vėl ten, su maža pertraukėlė jau 14 metų. Ši vyriausybė kone visuotinai pripažįstama kaip dešiniausia ir radikaliausia, pasiruošusi kietesnę ranką ir žymiai atviriau nei ankstesnės traiškyti palestiniečius. Ši vyriausybė, įsivaizduodama, kad Izraelis buvo užpultas tiesiog, be jokių priežasčių, be jokios priešistorės, išėjo į neva lygiavertį karą. Kaip fainai, kai tik dabar prasidėjusio kabutėse karo priešo sienas visiškai kontroliuoja jau 16 metų. Priešams ir priešų civiliams visus tos metus reguliuoja vandens, elektros, medikamentų, maisto, kuro tiekimą, o dabar va gali tą tiekimą visiškai sustabdyti ir užkirsti visus kelius gauti bet kokią paramą iš kitur. Turėtų būti nesunkus karas. Dargi lengviau, kai gali liepti pusei gyventojų išeiti pas kitą pusę. Jie paklūsta. Pakeliui tada gali juos šiek tiek pabombarduoti. Ir tikrai netyčia. Taigi Izraelis turi labai preciziškus ginklus. Bombą gali teroristui į akį pataikyti ir niekas aplinkui nenukenčia. Na ir taip toliau, viską žinote. Ir va dabar vienintelės regione demokratijos demokratiškai išrinkta valdžia sako, kad šis karas tai kova tarp šviesos ir tamsos vaikų. Izraelio premjero ofiso X buvusio Twitter tinklo paskyroje buvo pasidalinta tokia žinute. This is a struggle between the children of light and the children of darkness, between humanity and the law of the jungle. Tai yra kova tarp šviesos ir tamsos vaikų, tarp žmogiškumo ir džiunglių taisyklių. Gazoje yra virš 1 milijono vaikų. Tamsos vaikų, reikia suprasti. Epizodas numeris 3. Už kelių dienų Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Vilniaus žydų viešąja biblioteka organizuoja susitikimą diskusiją pavadinimu Mes su Izraeliu. Dalyvaus profesorius Vytautas, atsiprašau, bet iš tikro tai ne, Landsbergis, Paulius Jaunasis Donskis Gritėnas, Algis Visijus Vatnikai ir Išgamos Ramanauskas Greitai ir Indrė kokius jau 5 metus palaikau Izraelį, bet taigi objektyviai Makaraitytę. Moderos bibliotekos vadovas, kuris beje nesusituriu nepasidalinęs, neseniai dėjo patiktuką Alkas ir Kauniečiams LT publikuotam Tomo Čyvo straipsniui, kuris prasideda taip. Citata. Jei prieš kelis metus, kuomet vakaruosna ordomis brovėsi neaiškios tautybės ir pilietybės žmogystos, citatos pabaiga. Tai linkiu geros diskusijos. Tikrai nusimato labai diskusija. Tik nesusimuškite. Tai apie ką čia? Šį renginį miniu kaip mažutė iliustracija, visai viešai reiškiamai paramai Izraeliui. Ne tai visiškai suprantamai, kuria Izraelio gyventojai yra palaikomi žiaurų žudynių akivaizdoje, bet tai, kurie atrišinėja rankas vykdyti tai, ką dabar vykdo Izraelio vyriausybė Gazoje. Sunku atskirti, kuris palaikymas yra kam. Jei Izraelio gyventojų sunkią valandą palaikantieji tiesiog pasakytų, kad nepritaria Izraelio valdžios atsakui ir civilių žudymui, viskas būtų labai aišku ir paprasta. Tai visiškai nesunku. Pasižiūrėkite, kiek rašalo išpilama smerkiant Hamas prieš bet kokį susirūpinimą palestiniečiais. Kitą kartą prieš prašydami pasmerkti Hamas, kad suteiktumėte teisę kalbėti toliau, pirmiausia pasmerkite Izraelio politiką, tiek vykdytą iki spalio 7-osios, tiek dabartinę. Ir tada galėsime kalbėtis tiek apie Hamas, tiek apie Izraelio vadovybės nusikaltimus. Jei nesmerkite Izraelio politikos palestiniečių atžvilgių ir atsako Gazoje, bet apsikabinėjate Izraelio vėliavomis, dalyvaujate susitikimuose, diskusijose ir panašiai, visą jūsų nepatikslintą palaikymą Izraeliui traktuosiu kaip palaikymą ir šiandieniniams Izraelio vadovybės veiksmams. Vadovybės, kuri pasirodo kovojo su tamsos vaikais Gazoje. Daugiau nei 1000 jau nužudė. Jums mano traktavimas gali būti visai nesvarbus, nesusireikšminu. Bet galbūt jums bus įdomu, ką mano teksto auditorija. Ir dar viena pirštinė.
Pirmiausia, noriu pasidžiaugti. Vis daugiau žmonių Lietuvos viešojoje erdvėje primena ir apie palestiniečių kasdienybę. Žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai, kultūros ir meno atstovai, vienas kitas akademikas. Jie beveik neturi jokios galios, bet nuomonės formavime prisideda prie gerų pokyčių. Džiugu. Per pastarąjį didelį žudynių Gazoje raundą 2014 vasarą šių balsų buvo kur kas mažiau. Kita vertus, jau ne vienerius metus norėjau mesti pirštinę ir tai Lietuvos akademijai, su kuria užaugau ir iš kurios daug išmokau. Visiems tiems skaitantiems, mąstantiems žmonėms, ypač tiems, kurie vienu ar kitu būdu turi nuolatinį kontaktą su mokslininkais Izraelyje ir vakaruose, su žydų diaspora. Ta nelietuviška akademija, su kuria augau dar labiau, neturi jokių problemų tiek nuožmiai ir pelnytai pasmerkti Hamas atakas, tiek labai kritiškai kalbėti apie Izraelio politiką, ir ne tik kriziniais laikotarpiais. Tad kviečiu nebetylėti ir jūs. Žinau, gali būti labai nepatogu. Ypač jeigu jūsų pozicija bus ta, kur reikia pirmiausiai pasmerkti Hamas. Jūs objektyviai matote problemas abiejose pusėse? Pasakykite ir tai, atliksim pasmerkimus ir padiskutuosim. Dar neturite nuomonės? Skaitykite kitas knygas, kitus straipsnius, įvairiausių organizacijų ataskaitas, susipažinkite su kita, jums rečiau sutinkama pozicija. Jūs puikiai žinote, kur ją rasti. Ir ne dabar, bet po mėnesio kito, po metų, kalbėkite. Nes jūsų tyla yra galinga ir atsakomybė kalbėti didelė. Nežinojimas ir nesidomėjimas jums nepateisinamas. O jei net šiandien jums nerūpi ar per daug nepatogu, tuomet labai abejoju, ar ką nors iš tos išstudijuotos istorijos išmokote. Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon.